Sveiki, aš esu Bernimačio, fizioterapeutas ir osteopatas ir esu čia tam, kad pristatyčiau toliau pateiktą klinikinį atvejį. Šis atvejis susijęs su girnelės tendinopatija. Turime 23 metų paciento profilį, kuris krisdamas po krepšinio rungtynių patyrė trauminį pažeidimą tendinopatiją. Jis yra krepšininkas mėgėjas, o gydymą, kurį taikėme derintami NESA terapiją su kitomis klinikos terapijomis, sudarė pirmi 2-3 seansai. Dirbame pagal 1, 2 ir 3 programas, kaip centriniu lygiu. Šiems 3 seansams progresuojant, siekdami susitelkti ties distalinę sritimi, pradėjome dirbti su L4, atlikdami metamerinį darbą L4 lygiu. Svarbu, kad kryptingą elektrodą galime judinti. Naudodami kryptingą elektrodą, niekada neklijuokite to paties lipduko į tą pačią vietą. Kiekvienai turimai programai naudojame jai skirtą kryptingąjį elektrodą. Tuomet nuo 8 seanso pradėjome dirbti tiesiogiai girnelės sausgyslės srityje. Veikime lokaliai, ieškodami sužalojimų zonos ir lokaliai moduliuodami pagal 6, 2 ir 7 programą. Lokaliai dirbame ties sausgyslę. Tai kartu su kitomis terapijos rūšimis ir fiziniais pratimais buvo vienas iš teigiamų indėlių padėjusių šiam pacientui pasveikti. Svarbu buvo tai, ypač dirbant su neuromoduliacija, kad aiškiai sumažėjo skausmas palpuojant sausgyslę. Tikiuosi, kad šis atvejis padės jums suprasti gydymo neinvazinę neuromoduliacijos sistemą NESA koncepciją. Dėkoju už dėmesį.